Dėl savo strateginės padėties XIX amžiaus pabaigoje carinės valdžios sprendimu Alytus paverstas 3 klasės pasienio tvirtovė. Abiejose Nemuno pusėse pastatytos 3 kareivinės – artilerijos, Saratovo ir Pontono. Kairiajame Nemuno krante pastatyti 4 fortai ir 2 baterijos. Nutiesti plentai, geležinkelis, per Nemuną pastatyti 3 tiltai. Visos šios statybos buvo naudingos ir miestui. Išaugo gyventojų skaičius, plėtėsi prekyba, gyvenamųjų namų statyba. Pradėjo kurtis pirmosios nedidelės pramonės įmonės. Pirmojo pasaulinio karo metais Alytų okupavo vokiečių kariuomenė. Vokiečių karinė administracija vėl sujungė Alytų į vieną administracinį vienetą, iš Kalvarijos perkelė apskrities centrą. Mieste vokiečiai pastatė elektrinę. Besikūrinčiai Lietuvos valstybei teko kovose apginti savo laisvę. Svarbus vaidmuo šiose kovose teko ir Alytui. Nuo 1918 metų gruodžio mėnesio Alytuje formavosi pirmasis pėstininkų pulkas. Šioje miesto dalyje, Ulonų gatvėje, tai vieni seniausių pastatų – mūriniai. XIX amžiaus 9-ame dešimtmetyje carinės Rusijos valdžia galvodama apie tolimesnę savo valstybės vykdomą politiką, planuodama ateities planus, vis dėlto suvokė, kad bus neišvengta karų ir būtent pradėta buvo ruoštis artėjantiems karams ir tų tikslų buvo nuspręsta sutvirtinti vakarinės valstybės sienas. Todėl buvo nutarta, kad stiprinant valstybės sienas ypatingai reikia rūpintis upių ir perkėlų per upės apsaugą. Ir tuo tikslu buvo nutarta, kad ypatingai reikia sustiprinti Nemuno ir Narevo upės. Ir būtent prie Nemuno ir Narevo upių buvo galvota statyti visą eilę karinių įtvirtinimų. Pradėjo statyti Kauno tvirtovę. Prasidėjo šitų tvirtovių statyba vakarinės imperijos dalyje. O štai Alytuje buvo nutarta taip pat statyti karinę tvirtovę ir XIX amžiaus 9-ame dešimtmetyje perkelus į Alytų karinę įgulą prasidėjo šių karvinių statyba. Iki XIX amžiaus pabaigos šios karvinės buvo pastatytos, apie kitas mes kalbėsime kitame krante. Ir būtent šitos karvinės yra tokios vienos iš įdomiausių, kadangi čia buvo pastatyta kelios dešimtys pastatų, čia daugiau dominavo mūriniai pastatai, 2-3 aukštų. Įdomiausia istorijos dalis susijusi su šių kareivinių statyba yra ta, kad jų statybai vadovavo generolas Vsevoldas Dobužinskis. Tai garsios Dobužinskų giminės atstovas. Šiaip savo genealogiją ištyręs jis kildino save iš Lietuvos bajorų Dobužinskių. Dar garsesnis buvo jo sūnus Mstislavas Dobužinskis, garsus lietuvių rusų kilmės dailininkas, kuris būdamas jaunuolis, studentas dar, lankydavosi čia pas savo tėvą XIX amžiaus pabaigoje, kuomet jis statė šitas kareivines. Įdomu tai, kad tiek ir vyresnysis Dobužinskis buvo labai meniškos sielos, tik ir jo sūnus paveldėjęs matyti šitus įpročius iš tėvo, aišku, tapo garso dailininku. Štai, pavyzdžiui, generolas Dobužinskis statydamas kareivines iš tiesų išrinko vieną iš gražiausių Lietuvos apylinkių vietų, išsirinko Alytaus Šilą, labai gražią aplinką ir netgi jos sūnaus prisiminimuose buvo teigiama, kad statant kareivines jis stengiasi išsaugoti gamtos grožį, stengiasi palikti kuo daugiau pušų. Netgi sūnus prisimena, kada lankėsi pas tėvą čia Alytuje. Tėvas buvo pradėjęs sodinti sodą priešais karininkų ramovę. Taip pat buvo įveisęs kaip ir nedidelį netgi gyvūnijos zoologijos sodą, laikė keletą žvėrelių. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui čia įsikūrė vokiečių karinė įgula. Kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei, 1919 metais Alytuje dislokuoti vokiečių kariai žada kartu su lietuviškuoju pirmuoju pėstininkų batalionu ginti miestą nuo bolševikų. Deja, štai būtent šitose kareivinėse buvusi vokiečių įgula nusprendė pasitraukti iš savo postų, kuriuose buvo užėmę prie Kaniukų tilto, taip pat Uliškių ir Poteroniuką į kaimuose. Ir to dėka štai bolševikų kariuomenė būtent per Kaniukų tiltą galėjo apsupti mūsų kariuomenę besikaunančią Alytuje ir būtent tai iš dalies ir lėmė Alytaus mūšio pralaimėjimą. Atkūrus valstybingumą, šitos kareivinės taip pat buvo eksploatuojamas, toliau, aišku, savaime atiteko Lietuvos krašto apsaugos ministerijai, čia buvo įkurdinti įvairūs daliniai. Tiesa, vykstant nepriklausomybėms kovoms, šios kareivinėse taip pat buvo dislokuojami įvairūs kariniai daliniai, kurie dalyvavo kovose su Lenkais. Kareivinėse veikė kurį laiką ir karo sanatorija. Kuriantis švietimo įstaigoms Alytuje,
buvo ieškoma patalpų, kuriuose būtų galima kurti Alytaus gimnaziją. Ir būtent štai viename iš apleistų kareivinių pastatų 19 metais pradėjo funkcionuoti Alytaus gimnazija. Vėliau tiesa kariškiai privertė juos įsikelti ir jie išsikėlė į kitas patalpas mieste. Ir tarpukario metais iš visų čia dislokuotų karinių dalinių, žinoma, garsiausi buvo ulonai. Būtent antrasis ulonų pulkas, kuris 1926 metais atkeliamas į Alytų, dislokuojamas šitose kareivinėse. Ir būtent ulonai, kurie vėliau tapo tokiu neatsiejamų miesto simboliu, jų garbei ir pavadinta šitą gatvę, kurios įsikūrusios kareivinės. Na, štai lietuviški daliniai šitose kareivinėse buvo dislokuoti iki 1939 metų, kuomet po savitarpio sutarties su Sovietų sąjunga pasirašymo lietuviškus dalinius buvo nutarta iškelti iš Alytaus ir Alytuje buvo įkurti tos Raudonosios armijos daliniai. Būtent šitos kareivinės buvo vienos iš tų pasirinktos, kur kūrėsi Raudonosios armijos daliniai. Greta jų pradėta buvo statyti daugelio alytiškių puikiai pažįstami mediniai barakai, kaip juos ir dabar kartais vadiname. Tai buvo pastatai skirti rusų karininkams ir jų šeimoms gyventi. Dar vienos kareivinės Alytuje – Pontono. Šiandien čia išlikę vos keli autentiški pastatai. Tačiau anuomet maždaug 10 hektarų teritorijoje buvo kelios dešimtys medinių pastatų. Pontonininkų dėka Alytuje atsiranda iš pradžių pontoninis, vėliau medinis tiltas per Nemuną. Čia yra Alytaus ligoninės šaknys, dabartinės Piliakalnio progimnazijos, Daugų žemės ūkio aukštesniosios mokyklos, Alytaus kolegijos, Šaulių rinktinės pradžia. Šitose kareivinėse, kurios savo plotų gal buvo bene mažiausios iš visų, visa teritorija jų apėmė maždaug apie 10 hektarų nepilnai. Čia buvo kažkur tai virš 20 pastatų įvairaus dydžio. Ir šitos kareivinėse, skirtingai nuo artilerijos kareivinių, mūrinių pastatų nebuvo. Čia buvo pastatyti vienaaukščiai mediniai pastatai. Štai kaip tik už mūsų ten fone matome išlikę porą pastatų. Tai yra būtent autentiški pastatai senųjų kareivinių, tiesa gerokai renovuoti, truputėlį pritaikyti gyventojų poreikiams. Ir štai šitose kareivinėse buvo įsikūręs ketvirtasis pontono batalionas. Būtent pontonininkų veikla ir buvo susijusi su tiltų priežiūros statyba. Ir būtent, pavyzdžiui, pontonininkų bataliono dėka mieste atsirado pirmasis miesto tiltas per Nemuną, nes iš pradžių jie pastato pontoninį tiltą, po to būtent medinį tiltą, kuris stovėjo iki 1915 metų ir buvo susprogdintas atsitraukiančios rusų kariuomenės. Taip, šitos kareivinės taip pat yra labai stipriai susiję ir su mūsų Lietuvos valstybės istorija, kadangi 1918 metų gruodžio 18 dieną iš Vilniaus į Alytų atvyko besikuriančio pirmojo pėstininkų pulko užuomazga 14 karininkų ir 14 kareivių. Ir būtent atvykę į Alytų, iš geležinkelio stoties jie atžygiavo štai šitas kareivinės pontono, kadangi trečiosios Saratovo kareivinės, apie kurias mes irgi šiandieną sužinosime, dar buvo užimtos vokiečių kareivių ir jie buvo priversti nakvoti šitose kareivinėse. Na, žinoma, sąlygos, kurias jie čia rado, buvo tikrai labai apverktinos, kadangi praktiškai nebuvo nei durų, nei langų, stiklai išdaužyti ir kareiviams teko miegoti šaltyje ant grindų kelias dienas. Po kelių dienų iš vokiečių perėmė Saratovo kareivinės, pėstininkų pulkas persikėlė tas kareivinės ir vėliau visą tarpukarį šitos kareivinės, šitą visą teritoriją priklausė Krašto apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai. Ir šitos kareivinės taip pat buvo labai svarbios Alytaus miestui, kadangi Vidaus reikalų ministerijos pavaldume esančiuose pastatuose, kurie štai yra daugiau rytinėje kareivinių dalyje, įsikūrė Alytaus apskrities ligoninė, kuri užėmė keletą čia esančių pastatų. Taip pat štai už mūsų esančius pastatuose buvo įsikūrusi Dzūkų miškų urėdija. Būtent Dzūkų miškų urėdijos dėka štai atsirado ir šitas parkas įveistas buvo, kadangi miškininkai visą laiką, aišku, stengiasi gražinti aplinką, taip elgiasi ir Dzūkų miškų urėdijos darbuotojai. 36 metais perkelus miškininką Kuprionį dirbti į Alytų ir miškaus ir į Dzūkijos miškų urėdiją. Šituose patalpose įsikūrė mūsų gamtos žurnalo redakcija, kadangi būdamas šito žurnalo redaktoriumi jis tiesiog automatiškai persikėlė ir žurnalo leidybą į Alytų. Vėliau jau šitose patalpose, tai po antro pasaulinio karo, buvo įsikūrusi žemesnioji žemės ūkio mokykla, nuo 45 metų maždaug, kuri vėliau 1960 metais tapo žemės ūkio technikumu ir buvo perkelta į Daugus. O toje bazėje buvo kurtas Alytaus technikumas, kuris vėliau išsirutuliojo ir išaugo Alytaus kolegijos. Na, žinoma, tai jau čia yra vėlesnė istorija.
O jeigu grįžime į tarpukarį, kita pusė šitų kareivinių priklausė Krašto apsaugos ministerijai. Ir vat būtent tiesa, tie pastatai nėra išlikę, bet iš Krašto apsaugos ministerijai priklausytų pastatų dalis buvo atiduota 19 Alytaus šaulių rinktiniai ir vienas pastatas buvo atiduotas pradžios mokyklai. Būtent pradžios mokykla, vėliau išaugusi iki 7-metės mokyklos, vėliau išaugusi iki 4-osios vidurinės mokyklos ir šiandieną tai yra Alytaus Piliakalnio progimnazija, kurios užuomazgos taip pat buvo šitoje teritorijoje. O štai šaulių rinktinė, kuri buvo taip pat įsikūrusi šitose kareivinėse, savo reikmėms perėmė buvusią cerkvę, kuri buvo įkurta čia dar carinės Rusijos laikais. Perėmusi cerkvę 1927 metais, ji cerkvę pertvarko ir ta cerkvė tampa šaulių namais. Nes pirmieji šaulių namai Alytuje buvo įkurti čia, šitų kareivinių teritoriją. Na ir vėl, žinoma, šauliai, būdami ne tik karinė, bet ir tokia ir kultūrinė organizacija, kuri propagavo ir kultūrą, šaulių namai atliko tokį konsoliduojantį vaidmenį, vystant kultūrinę veiklą, kadangi ten veikia ir dramos rateliai, kūrės ir chorai. Ten atvykdavo, į Šaulių namus atvykdavo gastroliuoti įvairūs teatrai, gastroliuojantis Lietuvoje, operos solistai, na, kaip pavyzdys, tarkim, Miko Petrausko koncertai, taip pat buvo rengiami šituose Šaulių namuose. Vienas pontono kareivinių senas, nenaudojamas pastatas iš pirmojo Alytaus perkeltas ir panaudotas gimnazijos reikmėms. Štai turime dar vieną pontono kareivinių objektą, kurio irgi tokia įdomi istorija gaunasi, kaip jau ir minėjau prieš tai. Kuomet įkurta Alytaus gimnazija, buvo įsikūrusi vadinamas artilerijos kareivinėse ir vėliau iš ten iškėlus ilgą laiką vėl buvo ieškoma, kur galėtų įsikurti. Ir buvo rastas toks labai įdomus sprendimas, paprašyta Krašto apsaugos ministerijos, kad vieną nenaudojamą pontono kareivinių pastatą būtų galima nukelt ir tiesiog jį pritaikyti gimnazijos reikmėms. Ir tokiu tikslu būtent buvo panaudotas šitas pastatas 1923 metais, jisai buvo perkeltas iš pirmojo Alytaus į čia, perstatytas šitoje vietoje ir 1924 metais Alytaus gimnazija įsikraustė į šitą senąjį kareivinių pastatą, kuris visą laiką, kadangi buvo dažomas žalia spalva, tai tiesiog taip ir išliko alytiškių pasąmonėje kaip žalioji mokykla, kurią tiesiog taip ir priėmame. O šiandieną, kaip matom, čia įsikūrusi Alytaus dailiųjų amatų mokykla ir mes galime štai pasigrožėti. Štai dar vienu tokiu Alytaus kariniu kultūriniu galbūt palikimu. Sugrįžkime į artilerijos kareivines Ulonų gatvėje. Antrojo pasaulinio karo metais šių kareivinių istorija mena labai skaudžius dalykus. 1939 metų pabaigoje mieste įkurdintas didžiausias Lietuvoje SSRS karinis dalinys. Baisų smūgį Alytus patyrė 1941 birželio 22, kai jis tapo viena pirmųjų Vokietijos prieš Sovietų sąjungą aukų. Buvo sugriautas miesto centras, išžudyta daugybė civilių gyventojų. Gražiausia Alytaus apylinkių vieta – Vidzgirio miškas – tapo žydų tautybės žmonių kapinynu. Alytuje masiškai buvo žudyti ir sovietiniai karo belaisviai bei įvairių tautybių civiliai žmonės. Vokiečių kariai dalį šitų kareivinių pavertė karo belaisvių stovykla. Būtent keliuose šių kareivinių pastatuose buvo įkurtas vadinamas Statlagas 343, tai karo belaisvių stovykla, kurioje keli tūkstančiai karo belaisvių žuvo nuo bado, nuo ligų, nuo kankinimų. Vėliau iškėlus Statlagą iš Alytaus į Baltarusijos teritoriją, tam pat buvo įkurta perkeltųjų iš Rusijos asmenų stovykla, kurioje taip pat nemažai žmonių žuvo. Tiesa, nuo 1919 metų, kuomet Alytuje buvo įkurtas kalėjimas, keletas šių kareivinių pastatų buvo taip pat atiduota kalėjimui ir būtent kalėjimas funkcionavo čia kareivinių pastatų, keliuose pastatuose ir tarpukario metais, ir karo metais taip pat veikė, ir ne tik saugusių, bet taip pat yra nepilnamečių asmenų kalėjimas. Taip pat, aišku, iš tos kareivinės susiję dalinai ir su žydų holokausto, kadangi prieš sušaudymą žydų tautybės gyventojai, alytiškiai žydai, buvo atgabenti čia į kalėjimą laikinai laikomai ir po to jau išvesti į Vidzgirio mišką, kuris yra kaip tik už šitų kareivinių. Beje, taip pat dalyvavo karo belaisviai, kurie buvo įkurdinti čia šitam Statlage. Tai būtent karo belaisviai buvo priversti iškasti tas duobes, kuriuose buvo iškasti nužudyti žydų tautybės gyventojai. O 1944 metais, kuomet įvyksta antroji sovietinė okupacija, kada sugrįžta Raudonoji armija, šitose kareivinėse įsikūrė Raudonosios armijos daliniai.
Na ir jie čia prabuvo iki 1993 metų vasaros, kada 1993 metų vasarą, Liepos mėnesį, šitos kareivinės buvo perimtos mūsų krašto apsaugos ministerijos ir nuo tada šitos kareivinės įsikūrė lietuviškas karinis dalinys. Beje, šitos kareivinės taip pat įdomios galbūt ir kultūrinio atžvilgiu, šiek tokiu, štai kaip tik už mūsų fone matome karininkų ramovę. Toks, aišku, vienas iš pagrindinių pastatų, kur tai štai 20-ųjų pradžioje, kuomet nebuvo Alytuje dar daug tokių ir kultūros įstaigų, nebuvo didelių tinkamų salių, karininkai, tų pulkų, kurie buvo dislokuoti čia Alytuje, taip pat, aišku, stengiasi propaguoti kultūrinį gyvenimą, rengdavo ir šventes ir todėl kareivinių salėje dažnai gastroliuodavo tiek ir valstybės teatras ir kiti gastroliuojantis lietuviški teatrai, atvykdavo, koncertuodavo operos solistai ir todėl šitos kareivinėse taip pat aktyviai virė toks ir kultūrinis gyvenimas. Na, jeigu minėjau generolą Vsevolodą Dobužinskį, Mstislavą Dobužinskį, tokius jau garsus asmenis, kurie lankėsi šitos kareivinėse, čia lankėsi ir daugiau garsių asmenų. Šitos kareivinėse keletą kartų lankėsi prezidentas Antanas Smetona. Šitos kareivinės prieš metus lankėsi ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Taip kad šitos kareivinės iš tiesų mena daug tokių įspūdingų ir garsių asmenų, kurie pagerbė savo apsilankymų šitas kareivinės. Trečiosios Alytaus Saratovo kareivinės buvo įkurtos pirmajame Alytuje, Miškininkų gatvėje. Čia buvo ir sanatorija armijos reikmėms. 40 metais intensyviai kūriamas ir tvarkomas aerodromas. Tačiau 41 metais vokiečių aviacija viską nušluoja. Paskutinis pulkas, kuris čia buvo prieš Pirmą pasaulinį karą dislokuotas, tai buvo 108 Saratovo pėstininkų pulkas ir būtent šito pulko pavadinimas, šitoms kareivinėms tiesiog ir liko tas pavadinimas. Tautosakoje taip šių dienų ir vadiname Saratovo kareivinės. Šiandieną, kai matome šią teritoriją užima akcinė bendrovė Alyta ir akcinė bendrovė Alytaus chemija. Iš senųjų pastatų, aišku, šitoje teritorijoje mažai kas dabar yra išlikę, bet nuo pat 19 amžiaus pabaigos, čia visą laiką buvo dislokuoti iš pradžių carinės Rusijos daliniai. Pirmojo pasaulinio karo metais šitas kareivinės užėmė Vokietijos kariuomenės kareiviai. Kaip jau ir minėjau, lankantis Pantono kareivinėse, 19 metų gruodžio mėnesį vokiečiai Saratovo kareivinės perdavė mūsų pirmajam pėstininkų pulkui ir būtent šitose kareivinėse įsikūrė mūsų pirmasis pėstininkų pulkas, kuris 1919 metų vasario 12-13 dienomis dalyvavo Alytaus mūšyje kautynėse su bolševikų kariuomenė, kuri kaip tik štai iš rytinės pusės, puldama į pirmąją Alytų, privertė mūsų pėstininkų pulką trauktis iš tų kareivinių. Būtent iš tų kareivinių traukėsi pirmasis pėstininkų pulkas su savo vadu Antanu Juozapavičiumi ir jų vienintelis kelias į kairinį krantą buvo būtent per Nemuno tiltą ir būtent ant Nemuno tilto tose kautynėse ir žuvo karininkas Antanas Juozapavičius. Vėlesniu laikotarpiu per visą tarpukarį šitos kareivinės taip pat buvo priklausę krašto apsaugos ministerijai. Čia buvo dislokuoti įvairūs daliniai, iš pradžių 6 pėstininkų margio pulkas iki 26 metų. Iki 34 metų šitos kareivinėse buvo dislokuotas 4 artilerijos pulko 11 baterija. Tiesa, dalis kareivinių vis dėlto buvo nenaudojama ir krašto apsaugos ministerija 1927 metais dalį pastatų išnuomojo įkurtai Alytaus aukštesniajai miškų mokyklai. Įkūrus Alytaus miškų mokyklą, štai šitą gatvę, ties kurią mes šiandien esame, kaip tik ir nutiestai vedė į miškų mokyklos centrinį pastatą. Todėl ir jai ir prigijo vardas, sutiktas vardas buvo Miškininkų gatvė, kokio šiandieną vėl taip pat yra vadinama. Pastatus užėmė, kaip minėjau, ne tik tais, kad miškų mokykla, vėliau įsikraušius 6 pėstininkų pulkui, į Alytų atkėlus Ulonų pulką, šitos kareivinės įsikūrė Ulonų pulko vienas eskadronas, vadinamas remonto eskadronas, tai eskadronas, kuriame buvo gydomi ir treniruojami žirgai. 34 metais iš čia išsikėlus artilerijos pulko baterijai praktiškai kareivių čia kaip ir nebeliko šitose kareivinėse. O 39 metų spalio mėnesį Alytuje įkurdinus Raudonosios armijos įgulas. Taip pat šitos kareivinės buvo atiduotos Raudonosios armijos reikmėms ir įsikūrė Raudonosios armijos kariai. Šitas kareivinės pradėjo reformuoti, tvarkyti, prasidėjo naujos statybos, statomi buvo miške nauji angarai. Prie viso to reikėtų pridėti, kad dar 39 metais
priėmus įstatymą dėl karinio aerodromo kūrimo Alytuje, nemaža dalis greta esanti iš tų kareivinių buvo atiduota karinio aerodromo kūrimui. Jis buvo pradėtas kurti dar Lietuvos kariuomenės. Tiesa, 40 metais po Lietuvos sovietinės okupacijos Raudonoji armija intensyviai pradėjo tęsti aerodromo tvarkymo darbus. Tuo tikslu iš Marijampolės buvo į Alytų perkeltas 9-asis pėstininkų pulkas, tai kas iš jo dar buvo likę. Ir būtent šito pulko kariai intensyviai dirbo čia visą vasarą, tvarkydami šitą aerodromą. 41 metų vasarą šitose kareivinėse gyveno nemažai perkeltųjų asmenų iš kitų Lietuvos miestų, kurie taip pat dirbo prie aerodromo tvarkymo darbų. Miškų mokykla iš tų kareivinių buvo iškelta dar 39 metais. Tiesiog aplaisvino patalpas tam, kad galėtų įkurti Raudonosios armijos kariai. 41 metų birželio 22-23 dienomis, kuomet prasidėjo Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karas, vokiečių aviacija tikslingai bombardavo šitą teritoriją, kadangi čia buvo tik ir priešlėktuvinė gynyba, tik ir karinė aviacija. Praktiškai karinė aviacija buvo nušluota, kuri čia buvo įsikūrusi. O štai nemaža dalis kareivinių pastatų, kurie buvo įsikūrę greta šito kelio, aplinkinėse teritorijose, vis dėlto buvo sunaikinta. Tuose pastatuose žuvo nemažai žmonių. Tiesa, dalis pastatų dar buvo išlikę. Ir pokario metais. Nuo 36 metų šitos dalyje kareivinių pastatų buvo įkurta chemijos dirbtuvės, kurios vėliau išaugo iki terpentino ar kanifolijos gamyklos, o šiandieną tai yra akcinė bendrovė Alytaus chemija. Todėl jos teritorija taip pat išlieka keletas senųjų pastatų. Tiesa, jie buvo statyti būtent jau gamyklos reikmėms. Tai kartais žmonės maišo su kareivinių pastatais, bet vien tik dėl to, kad jie būtent to paties stiliaus ir tuo pačiu metu statyti. Galutinai visi kareivinių pastatai ir jų likučiai sunaikinti šioje vietoje kuriantis gamykloms. Likę paskutiniai pastatai, kurie dar buvo išlikę po karo sugriovimų, buvo dalinai sunaikinti kuriantis gamyklams arba pritaikyti galbūt gamyklų reikmėms, kuomet plėtėsi chemijos gamykla, vėliau 50 metų pabaigoje, kuomet šitoje teritorijoje buvo kuriamas linų fabrikas, po kelių metų buvo jis perdarytas į vyno gamyklą, tai būtent užėmė buvusių kareivinių teritoriją ir šiandieną apie jas menama mums daugiausia tiktais ši gatvė, vedanti pro buvusią kareivinių teritoriją. Ir išlikę kai kurie griuvėsiai, esantys toliau giliau miške už chemijos gamyklos, tai aišku daugiau sovietinių karių statytų kareivinių likučiai. Netoliese Miškininkų gatvėje yra stačiatikių ir žydų kapinaitės. Objektas siejamas su kareivinėmis yra vieno generolo žmonai palaidoti pastatyta koplyčia. Tai yra 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, tai kuomet su carinės Rusijos karinės infrastruktūros valdininkų atsiradimo, aišku, padaugėjo ir stačiatikių kontingentas gyvenantis mieste, nors, aišku, stačiatikiai Alytuje gyveno ir nuo 16 amžiaus ir mes kaip tik esame stačiatikių buvusiuose kapinėse. Štai toks vienas iš objektų, išlikusių tose kapinėse, kurį galėtume dalinai sieti galbūt su buvusiam kareiviniam, kadangi tai, kiek žinoma, šitoje koplyčioje buvo palaidota vieno rusų generolo žmona. Pasak istorijos šaltinių ir gyventojų senųjų prisiminimų, šitoje koplyčioje buvo palaidota vieno generolo žmona. Tiesiog šitos koplyčios išsaugojimu buvo rūpinamas ir prieškario metais buvo susirūpinta, kad išsaugoti. Šiais laikais taip pat šiek tiek objektas šitas yra tvarkomas. Galų gale kažkada tai čia koplyčios viduje stovėjo angelas. Kai matom, postamentas tai yra išlikęs. Prieš 14 metų tiesiog tam, kad jį išsaugoti, tą angelą jis buvo atiduotas saugoti Alytaus kraštotyros muziejų, nors šiuo metu yra saugomas muziejuje. 1944 m. Liepos mėnesį prasidėjo antroji sovietinė okupacija. Alytiškiai vėl nukentėjo nuo represijų, trėmimų. Dalis miestiečių įsitraukė į rezistencinį pasipriešinimą. Sovietinės Lietuvos valdžios sprendimu Alytus tapo pramonės centru. Per keletą dešimtmečių buvo pastatytos didelės pramonės įmonės. Miestas sparčiai augo, daugėjo gyventojų, buvo statomi nauji mikrorajonai. 1977 metais Alytus tapo respublikinio pavaldumo miestu. Po valstybingumo atkūrimo 1990 metais Alytaus miesto savivaldybės tarybai teko spręsti naujas problemas.